Treneri, gynybinės rungtynės, bet tokios labiau atkarpų rungtynės. Ar šiandien pergalę patenkinti, kas pavyko, kas ne? Kaip gali būti nepatenkintas pergalė? Aišku, kad patenkinti pergalę. Gynybinės rungtynės, mes gynybą turime, puolime kažkiek surinkam, aišku. Galėjom kokius 2-3 kartus nulaužti namuose šitas rungtynės, bet nepavyko. Vis mažeikiškiai rodė charakterį ir tikrai turiu pagirti juos, sugrįždavo į rungtynės. Bet džiaugiuosi už savus, tikrai noriu vyrus pasveikinti su pergalė, labai superinės rungtynės, gynyboje ypač, tai tęsėme toliau šitą žygį. Jeigu pamenat tas pirmasis, dar prisimenant rungtynės Mažeikiuose, ten surinkot mažiausiai apskritai naudingumo balų šiame sezone ir šį vakarą jau po 2 kėlinių buvo didesnis rodiklis irgi, tai daug tų pokyčių veikia. Veikia, dirbam ties puolimų, yra daug labai jaunų žaidėjų, mokome žaisti tiek 1-1, tiek pick and rollinėse situacijose, bandom išnaudoti savo pranašumus. Prireiks laiko ir tuos darbus reikia tęsti. Kaip komandos veidą keičia Matas Mačijauskas? Noriu atskirai irgi išskirti, nes pirmajam ketvirtį labai didelį impulsą davė, kada pakilo nuo suolo ten su Lišiausku, jo pick and rollai ne kiekvienose rungtynėse turi šiame sezone Matą Mačijauską. Kiek ši komanda yra kita su juo negu be jo? Iš visos komandos, kurios neturi didelių, turi problemų, tai mes irgi, Žilius buvo traumuotas ten apie porą mėnesių, tai Metrikis neįeidavo į formą, nes buvo po sunkios traumos. Ir Matą pasimdavo Neptūnas, pagrindinė komanda, ir jisai su jais netgi sportuodavo, pas mumis tik retai pasirodavo. Aišku, tokiam jaunam žaidėjui, 23 dar metai, yra sunku per 2 vietas taip laviruoti, bet šiandien davė naudos tikrai ir Žilius jau duoda naudos sugrįžęs, tai mums labai svarbus tas didelių indėlis. Apie Žilių šiame sezone iki šių rungtynių 0-9 tritaškai buvo. Šiandien 2 tolimi metimai irgi. Kas pasikeitė, ar liepėt stengtis tą aikštelę plėsti tiesiog, ar pats žaidėjas šiandien taip? Žilius visada gali išplėsti aikštelę, bet sakau, ribojo tas traumų dalykas, negalėdavo įeiti į formą. Tai žaidybinė forma labai svarbi, o dabar kaip grįžo jisai prieš šventes, mes labai stipriai pasitreniravom ir įėjo į tą žaidybinę formą, automatiškai atsigavo. Žilius tikrai gali išplėsti aikštelę. Kada Klaidas Metrikis grįš į rotaciją? Serga bandys, sakė, jau temperatūros nėra, tai gal bandys rytoj jau sugrįžti.